Labas rytas, žmonės. Dabar yra 10:30 ir aš filmuosiu vlogą. Tai va, šiandienos planas yra pasigaminti lazaniją, pavalgyti, nufilmuoti TikToko video vieną su makiažu ir nuvaryti iki miesto, pasižiūrėti drabužių, gal bus kokių fainų. Vakar naktį užsisakiau dalykus Halloweenui. Tai labai laukiu. Šiais metais pamatysit, ko aš būsiu, aš nesakysiu dabar. Praeitais metais, man rodos, aš turėjau filmuoti susiruošimą Halloweenui. Ir aš jį nufilmavau ir man video... Aš jį filmavau, bet kad, tiesiog pasidedu ir filmuoju. Ir man jisai nesusiprocesino, ir kaip ten buvo, ir žodžiu, ir jisai išsitrynė. Jo tiesiog nebuvo. Tai dėl to aš po to negalėjau jo įkelti ir aš labai blogai jaučiausi, nes aš jums prižadėjau. Tikiuosi, šiais metais to paties dalyko nebus ir galėsiu įkelti jums Halloweeninį vlogą, kai mes ruošiamės ir taip toliau. Aišku, čia dar visas mėnuo laiko, tai dar tikrai viską spėsim. Tai vat, šiaip reikia jau keltis, nes turiu iki 2 valandos padaryti lazaniją pagaminti. Let's go. Vakar buvau Pepko ir čia yra video. Sveikučiai, šiandien yra penktadienis, video pagal viską turėčiau pradėti filmuoti ryt, bet kadangi dabar buvau neseniai Pepko, tai sugalvojau jums pafilmuoti, ką nusipirkau. Pirmas dalykas, kurį aš nusipirkau, yra kojinės. Aš jas pamačiau, jos yra tokios freaking cute. Jos yra labai šiltos. Ir kas mane žinot, kad aš dievinu šiltas kojines. Ir aš jas buvau užsidėjus ir jos tokios freaking šiltos. Tiesiog, ir šiandien išėjus į lauką aš pajaučiau tokį tikrą gryną rudenį. Buvo labai daug rūko. Ir buvo toks rudeninis vaibas. Šalta lauke, rūkas. Labai gražiai čia prie mano namų atrodė viskas. Tai man visai patiko. Jūs žinot mano puodelį moliūginį. Tikriausiai, kad žinot. Man rodos, aš tikrai jį rodžiau. Taip, yra mano moliūginis puodelis. Ir aš pagalvojau, aš pamačiau stiklinį tokį puodelį. Ir aš jį nusipirkau. Jis yra žiauriai freaking cute. Ir tada buvo dar šitas, kur įpili aliejuką ir ten taip daro ir, žodžiu, kvepia. Buvo tas, jis kainavo 12 eurų, bet aš prisiminiau, kad aš mamai buvau dovanojus tokį patį mažesnį, man rodos, iš Tigerio lygtais, kad jinai į darbą nusivežtų ir kiekvieną kartą, kai atvažiuoju pas ją į darbą, jis nėra įjungtas. Tai galvoju tiesiog iš mamos atgal pasivok, nes jeigu tu nenaudoji, naudosiu aš. Ir kadangi aš taip pagalvojau, ir aš radau tokį labai gražiai atrodantį tokį dėžutę čia kaip ir, kuri yra labai estetik. Čia realiai tiktų net kaip dovana, jeigu žinai, kad tas žmogus jau turi tą, ko čia reikia. Ir jie yra rudeninio kvapo. Tai mes nusipirkau kojines. Tokias kojines. Jos žiauriai fainos. Žiauriai fainos. I like them very much.
Ok, guys, grįžau iš parduotuvės. Nuėjau, nusipirkau pieną tiesiog. Ir dabar eisiu gaminti, bet prieš eidama gaminti, aš noriu plaukus aliejukų išsipurkšt. Nes mano plaukai pradėjo labai sausėti. Nu, ir aš dabar jų nesibanguoju. Aš tiesiog, nežinau, kodėl man tiesiog ant šaltesnių sezonų aš tiesiog nenoriu jų garbanotų, banguotų labiau ten. Tai dėl to aš tiesiog tokius pasilieku. Ir jie man labai sausėt pradėjo. Ir tiek galvos oda, tiek plaukų galiukai ir visa kita. Tai žodžiu, tai mes išsipurškiam aliejumi ir eisim gaminti lazaniją. Tai aš pagalvojau, kad aš vis dėlto filmuosiu per 2 formatus. Tiek reik nepamiršti jų kaitaliot. Ir tikriausiai jum pafilmuosiu mažiau, o TikTok'ui daugiau. Tai jeigu norėsit pamatyti pilną procesą, eikite į TikTok. Skaniai kvepia. Lazanija. Ok, guys, įdėjau lazaniją į orkaitę, dabar yra 2:30, tai gaminau, galima sakyti, valandą, bet čia kadangi yra su filmavimu, tai užtruko šiek tiek ilgiau. Bet, žodžiu, lazanija pagaminta, dabar biškį apsitvarkau virtuvę ir bėgam į dušą. Kadangi aš neturiu plaukų tiesintuvo, visą laiką tiesinuosi su džiovintuvu. Ir su šukom. Ir kiekvieną vieną kartą aš tiesiog tampu liūtukas. Jie dar biškį šlapi, bet aš daugiau paliksiu jam natūraliai išdžiūt. Bet jo, aš lieku visą laiką liūtukas mini, po to susišukuoju ir tada dar labiau liūtiškesnė pasidarau. Bet kai matosi, kad plaukai yra išsausėję, aš užsitepiau plaukų aliejuką. Bandysim juos atgaivinti. Lazanija irgi jau beveik iškepta, galim nueit pasižiūrėti, kaip jinai atrodo. Va, mūsų lazanija. Labai skaniai pavalgiau lazaniją, labai skaniai išėjo. Užskaitau, vakare labai skaniai sais. Ir man telefonas nukrito. Žodžiu, dabar turiu eiti pafilmuoti kitą video. Tai bus makiažo video. Tai lazanijos video aš kelsiu ryt, o makiažo šiandien. Tai einam dažytis. Video pamatysit TikTok'e. Tikriausiai greičiau nei šį video. Yes. O jum per šį video parodysiu tik galutinį rezultatą. Tai let's go filmuot. Ok, guys, pasidažiau. Taip rudeniškai, taip lengvai. Tai dabar apsirengsim. Aš užsidėjau maikutę jau. Užsidėsiu kelnes ir varysim į miestą. Outfitas, lekiam. Labai nieko nerandu, galvau, rasiu kokią tą porą kambarį, nieko nerandu, drabužių irgi nerandu. Žodžiu, nusipirkau šiandien bagažį naują. Kažkokį raudoną uždaurus iš tos kiniškos parduotuvės. Labai gražiai nuplėšė etiketę. Yes, of course. Tai va, tai mes ką tik užsitepėm jį. Nu, aš jį užsitepėm.
Lida kitokį užsidėlė, kurį ten turėjau. Bet visai nieko. Visai gražiai atrodo. Žodžiu, nusipirkom bilietus į filmą Išvarymas, 4 dalį. Tai mes dabar einam apsipirkti snacksų ir eisim uždėti. Tai bad guys. O Jezu. Pažiūrėjom filmą, aš gal 2 kartus apsiverkiau, jeigu ne 3. Nes buvo tokios jautrios akimirkos. Bet žodžiu, filmas šiaip geras, baisus. Pusę laiko va taip prabuvau. Nes aš bijau žiūrėti ir labai krypimas. Į filmą ir praparabo visą laiką beveik uždegus akis. Bet aš mačiau viską, bet va, jeigu nenoriu matyti, aš tiesiog tokią šaunu. Bet žodžiu, dabar važiuojam namučio ir vat, šiaip kiek valandų? Pusė 12 bus. Nu, jo, be 18:12. So let's go home. Sveiki žmonės, šiandien yra sekmadienis. Šiaip labai prastai miegojau. Bet žodžiu, šiandien varau dažyti helovyninį makiažą praktikai. Ir paskutinę minutę sugebėjo susigadinti mano lagaminėlio užtrauktukas. Tai aš tiesiog viską sumečiau į kuprinę ir varysim dažyt. Dar iš pradžių užsuksim į Europasą, nes kelių dalykų man reikia nusipirkti. So that's that. Outfitas panašus kaip vakar. Man labai patinka tas lūpdažys, kurį vakar nusipirkau už 2 eurus iš kinietiškos parduotuvės. Labai gražus. Bet jau man. Žodžiu, dabar laukiu, kol atvažiuos Nida, nes Nida dažysime. So that's that. Aš šiandien taip nieko nespėju. Ir mano paletė dar neatsiųsta. Tipo dažų veido. Tai aš su kita dažysiu, kurioj baltos spalvos beveik nebėra. Žodžiu, bet kažką sugalvosim, dar į Eurokasą užsuksim, nusipirksiu 8 tų baltų dažų. Ir dažysim helovyniškai. Tai parodom. Gal mūsų makiažas buvo. Nuvažiavom geriau į plaukus. Aš sakiau, kad jei į miestą vešiu su tokio makiažu ir reklamuosiu savo makiažo Instagramą. Tai va. Aš dabar tapsiu plaukų stilistė. Aš galvoju, gal čia gale palikti. Gal šitą čia didesnė, čia mažesnė. Alessandro! Look. What we do? Doing what we do. Nice. Nice. Maybe what you can do is to spray a bit the hair. Maybe they will look more Sleep. yeah, what do you think? You can soften it, yes? That's good too. Immediately soften it. You clean much better.
Žodžiu, tai dabar laukia fotkinam. Ir užsisakė maistą, tai to pačiu pasimsim ir maistą. Ir po to bus dar vienas makiažas, tai bus klauno makiažas. Jisai bus paprastesnis nei šitas ir gėlytė iš kranto. Food, we got food. Food is your body. No, yeah, food is my Su body. švitrin, nušvitam veidą. Yeah, dar nepilnai net. Einam ėst. Est. Intant. Cing, cing. Chin. Matai, mes jau ne šiek tiek laiko. Yeah. Pabaigiam tikriausiai fotkin, padarėm tiktoką. Tai vat, baigiam. Yes, so we go home now. Ir jo, mano rankos raudonas nuo netikro kraujo. Bet atsiplaus gal kažkada. Anyway, tikiuosi video patiko. Ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksime kitame. Čia braškės.